Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes dėja nerenkame kompiuterio, mes tiesiog jį apžiūrėsim, apžvelgsim, tai bus būtent rinktinių kompiuterių apžvalga. Nagi, o pasirinkimas kieno kompiuterius galima budžeti tikrai yra. Na ką, aš jums siūlau savo kompiuterių buldų pavyzdžiais, tai būtent gal labiau kažkas išskirtina negu dabartiniai būtent rinkai ir parduotuvių pasiūlymam, jie dažniausiai būna jau surinkti kompiuteriai. Tai mes pasirenkame Skytechą, kas manau gan yra viena iš žinomesnių, didesnių ir patikimesnių parduotuvių ir savo pasirinkimu jūs pamatysit tikrai mus nustebins. Na, jie žinomi dėl savo kompiuterių buldų, tikrai kaip ir minėjau, visos parduotuvės juos turi. Na, bet būtent kalėdinių laikotarpių jie paruošia net labiau išskirtinius buldus, kuriuos mes būtent ir pažiūrėsim. Na, tai bus 4 kompiuterių rinkiniai, gan skirtingom kainom, bet komponentai pamatysit bus gan panašus. Dėl to mus tai gan priverčia tiesiog išsimt, gal geriau kokį vieną pažiūrėti. Ir ką aš turiu labiau omeny, tai gal paskaičiuoti ir pažiūrėti, ar iš tiesų verta iš vis pirkti, svarstyti tokią galimybę kaip kompiuterio, kuris jau yra surinktas. Na, iš tų 4 variantų man labiausiai, bent jau asmeniškai, buvo patrauklus tas trečiasis, tai bus pavadinimu Dragon Gamer. Na, tikrai nesu labai drakonų fanatikas, ar ką ne tai priežastis būtų, bet būtent jo pasiūlymai, komponentų būtent sudėliojimai ir, na, jų kokybė, kas mane pritraukė. Na, būtent ir dabar peržvelgsim komponentus, negu tai, kad aš labiau kalbėsiu, tai galim pradėti nuo to, kad turės Intel Core i7 procesorių, kas yra tiesiog aukščiausius klasės procesorius Intel procesorių šeimoje, taip pat yra overclockinimo modelis, taip pat jie Intelis kartu spaudžia, po to kalbant apie kitus komponentus, kad jūs eitumėt į tą jau tokį labiau aukštesnio lygio hobby, tai yra overclockinimą, kas aišku yra daugiau net negirdėtas gal žodis. Na, kaip ir sakiau, kiti komponentai reikalaujantis overclockinimo būtų pagrindinė plokštė, ta motininė plokštė, kaip jie rašo. Tai yra taip pat svarbus komponentas, ant kurio jie nesutaupo, tai yra MSI modelis, kuris gan yra pilnas pasirinkimų, taip pat išvaizda, ta raudona tematika, ką šiame bulde matome, tikrai labai taip pat pabrėžiama. Na, kaip ir minėjau, jeigu overclockinsi, reikia procesorius aušintuvų. Na, daug kas nepataiko su jo pasirinkimu arba iš vis užmiršta, bet ne Skytechas, jie įdeda Hyper 212, tai yra tikrai puikaus lygio ir žinomumo procesoriaus aušintuvas, na ir už kainais tikrai yra geriausias netgi pasiūlymas. Taip pat jokių kampų nenukerta Skytechas ant ramų, tai yra 16 GB, nežinau, kam tiek neužtektų man asmeniškai, net per daug būtų, bet taip pat jie priderina ir spalvą, ir greičiai taip pat yra netgi 3000 MHz. Toliau einam per kompiuterių specifikaciją, tai matysime, kad yra įdėtas SSD, aš sakyčiau, na puiku, pagaliau dedat SSD, bet ne tokiu tonu man reiktų tai sakyti, yra wow, 525 GB, tiesiog iš kur, nežinau, tokio masyvo dydžio SSD čia yra sutalpinamas, taip pat nėra gan prastas pasirinkimas Crucial MX 300, taip pat gan greitas ir patikimas SSD, na iš tiesų mane tai stebina. Bet kas mane iš tiek nuvilia, tai yra trūkumas hard drive, iškart kalbant būtent apie talpą, tai nebus nie terabaitų, nie 2, bet Skytechas leidžiam pasirinkti tiesiog būtent pačioje vietoje, ar jūs norėtumėt gal įsidėti kokių kitų komponentų, tai aš iš tiesų prisidėčiau iš karto prie komplektacijos, jeigu perkant tokią kainą tą hard drive. Prieinam prie vaizdo plokštės ir tai bus tikrai ne dar viena sutaupyta vieta, tai bus 1070 iš MSI'aus Gaming X modelis 8 GB. Tiesiog puikus aušintuvas, graži išvaizda, tiesiog ta nugarėlė, taip pat su to drakonu, kur jau dabar pabrėžia kompiuterius pavadinimą ir sistemoje, iš tiesų tai bus, manau, pats gražiausias būtent rodiklis. Ir prieiname prie korpuso pasirinkimo, korpuso, kurio beje, jūsų žiniomis mes bent jau streamo metu neradome, kur galima būtų nusipirkti, labai netgi pats Skytechas kažkaip nesuteikė. Tai yra Aerocool modelis, kažkoks X3, skamba kietai, atrodo tikrai labai fainai ir jūs pasirinkumu savo galimybėm tikrai bent jau mane tai stebina, nežinau kam net toks korpus. Bet atrodo gražiai ir džiugu, kad Skytechas nededa į tas mūsų vadinamas karbonkės. Na dabar prieinam prie to komponento, kuris dažniausiai būna apstumiamas per būtent buldus, kurias surenka parduotuvės, bet čia nais taip nėra iš tiesų pilnai, tai yra Aerocool modelis taip pat kaip ir korpuso, bet tai yra 80+ bronzinį sertifikatą turintis maitblokis, kuris dar bent jau kažkiek bando save pateisinti ir 700 W, vat ką pabrėšiu, kad ko sistema tikrai neišnaudos, netgi ir overclockinant, netgi dedant tokius komponentus, tai galiu tiek pasakyti, kad jeigu jūs jį apkrausit, bandysit spaust,
Tai gal jis ne kokybę atsilaikys, bent jau savo galios talpa. Dabar taip pat dar viena vieta, kur Skytechas bent jau tikrai negaili, tai yra ventiliatorių skaičius papildomų korpuse. Pas gamintojas, kiek mano žiniomis, Aerocoolas suteikia 2 aušintuvus kartu su korpusu. Skytechas įdėjo dar vieną ledinį, kad tik tai, atsakau, pabrėžtą tematiką raudonos spalvos su juoda ir tikrai gražiai tai atrodys ir tai bus visai dosni dovana. Tai va, jau norėtųsi baigti, va čia yra visas buldas, visas kompiuteris, atrodo apibendrinom, bet tai nėra pabaiga, kas svarbiausia. Yra komplektai ir dovanos skiltis, kuri mums atsiveria bent jau per šį kalėdinį editioną. Tai yra Mafia 3 žaidimas. Na, taip, kodėlgi ne. Originalus oficialus žaidimas, ne iš kur kitur. Taip pat pridedamas labai naujas žaidimas Watch Dogs 2. Nemokamai kartu su GeForce Nvidios būtent dovanėlė čia yra. Ir atrodo, tai jau būtų įvalės, kaip man bent jau kalėdom, bet dar prideda SteelSeries dovana, bent jau iš Skytecho, tai yra pultelis, bevėlis pultelis, ne iš bet kur, ne iš Norfos, Maximos, ne Acme, o SteelSeries kokybė. Tikrai atrodo neblogas dalykas, kur kiekvienas galėtume atrast panaudojimą ir man atrodo, prie bendros kainos tai taip pat reiktų priderinti. Ir kaip jau buvau priminęs, kad kažkaip taip neišeina, kad buldas yra pigesnis perkant iš čia, tai nežinau, jeigu bent jau taip netyčia susidėliojat kompiuterį, tokios pačios specifikacijos iš tų pačių detalių, na, tai kodėlgi neužsukus į Skytechą ir pasiemus tą patį ir pigiau, taip pat dar su puikiom dovanomis. Na, aš tikrai nesakau, kad dabar mes visi bėgam ir perkam buldus, nebesirenkam jų. Tai yra visai kita tema, gal kitam streamui, kitam video. Tai buvo tiesiog tokia bendra apžvalgėlė, kas gal negalite įsigyti kompiuterių dalimis. Galim tiesiog neperka, na, tikrai tada užjaučiu. Na, dabar matėte, Skytechas bando jūs gelbėti ir manau, jiem tikrai neblogai pasisekė. Ačiū, kad žiūrėjote šį video, tokį kitokios tematikos ir užmeskit laiką, kas matėte mūsų pilnesnę apžvalgą gal per streamą ir tada laukite gal, manau, jau pasibaiginėjančių buldų iš dalių.